Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką pabaigos. Anu metu Jėzus pasakė savo mokiniams: yra parašyta, kad Mesijas kentės ir 3 dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį. Paskui didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Tai Viešpaties žodis. Alleluja, alleluja. Kartais mes kunigai sulaukime priekaištų, kad apie kažkokias temas nekalbame. Kažkam yra kažkas svarbu ir tada atrodo, kad apie tai bažnyčia per mažai kalba arba nekalba, arba žmogus neužtaiko, kada kunigai apie tai kalba. Na, man atrodo, čia labai natūralu gyvenime. Apsai, kai būna kas nors svarbu, kas nors įdomu, tai mes labai daug pradedame to pastebėti, arba priešingai pradedame labai to pasigesti, nors anksčiau nei pastebėdavom, nei pasigesdavom. Tai dabar tokį akmenuką mesiu atgal. Nereikės atsakinėti savo tiesiog. Kaip dažnai apmąstote Jėzų žengimą į dangų? Na, greičiausiai, kad galima sakyti, dažniausiai apmąsto tie, kurie rožinį meldžiasi. Tai ten bent jau kas kelias dienas vis dėlto yra tas slėpinys, tai daugiau arba mažiau apmąsto, o visi kiti tik tai kartą metuose neretai. Galbūt kažkur kažkas kažkaip užkalbėjo, galbūt netyčia Evangelijos ištrauka pasitaikė, tada taip. Tai čia, žinote, irgi tada galim pasakyti, o kodėl taip mažai mąstote apie Jėzaus žengimą į dangų? Tarsi tai būtų visiškai nesvarbi misijos dalis arba Jėzaus misijos dalis. Tačiau jeigu žiūrėsime į būtent žengimą į dangų, mes turime suprasti, kad tai yra tam tikrosme kulminacinė akimirka, tas finalas akimirka, kai jo pergalė amžiams yra įamžinta danguje. Jėzus žengia į dangų jau kaip gyvoji auka, kuri ir toliau bus tas ryšys, tiltas tarp Dievo ir žmonių iki laikų pabaigos. Tad jo sakomi žodžiai prieš žengiant yra svarbus, ne tik tai tiems mokiniams, kuriems tada buvo pasakyti, bet iš tiesų svarbus ir mums. Ir kągi apie jisai nori pasakyti? Čia noriu atkreipti dėmesį į 2 dalykus. Pirmas dalykas. Jis apibendrina išgelbėjimo žinią. Jis primena savo apaštalams, kad atėjo į žemę skelbti išganimo, o paskui savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu tą išganimą įgyvendinti. Ir tik dėl Kristaus skelbimo ir kančios žmonija gali patirti išganimą ir išvadavimą iš nuodėmės ir sulaukti tos sielos ramybės, kurios taip reikia kiekvienam iš mūsų. Antras dalykas, skelbdamas, kokia buvo jo misija, jisai duoda užduotį arba suteikia misiją tiems, kurie lieka, savo mokiniams arba mes vadinamais apaštalais. Ir jis ragina juos liudyti 2 dalykus. Pirmas dalykas, jis jiems labai aiškiai pasako, kad misija arba užduotis, kurią jis duoda, kurią Dievas duoda kiekvienam žmogui, yra didesnė ir sudėtingesnė, negu žmogus gali tai padaryti. Todėl iš karto
tarsi užbėgdamas už akių nerimui, nežinau, nepasitikėjimui arba išsigandimui sako, kad nereikės jos vieniems liudyti, nereikės jos įgyvendinti vieniems, kad jisai atsiųs dvasią, kuri tą galę, kuri nužengia iš aukštybių, kuri juos įgalins ir kuri galės padaryti jų misiją vaisingą. Nu, kitą sekmadienį galima bus klausti, kaip dažnai mąstote apie šventąją dvasią. Toliau kitas dalykas, jisai sako, kad jie turės eiti į visas tautas, kaip Kristaus liudytojai. Neapsiriboti viena tauta, neapsiriboti, nežinau, kažkokia uždara erdvė. Taigi viešpaties žengimo į dangų metu susidurime su visos iš tiesų Evangelijos esme. Bažnyčios liudijimų perdodama Evangelija, Kristaus išganomoji žinia visai žmonijai. Jeigu tol, kol Jėzus iš tiesų vaikščiojo žemėje kartu su apaštalais, tarsi kaskart buvo toksai leitmotyvas, kad aš atėjau pas išrinktą tautą, kad jai dabar yra skirta viskas, taip mokiniai galėjo suprasti. Po prisikėlimo jis jau labai aiškiai duoda tai, ko mokiniai dar negali suprasti, ką supras tik tai vėliau ir kas ypatingai į jų supratimą ateis per apaštalą Paulių. Ir žvelgiant į bažnyčios misiją, į pirmo popiežiaus misiją, galėtume žvelgtelti, nežinau, kas stebėjote, kas klausėte Leono 14 pirmasias mišias, inauguracinės mišias gegužės 18 dieną. Taigi šiom mišiom Leonas 14 pasirinko pamokslą apie Šventojo Petro ir jo įpėdinių, tai yra popiežių misiją. Švento tėvo žinia leidžia mums pažvelgti į tai, kaip jis mąsto, pažvelgti į tai, kokią širdį ir galima sakyti, kokią dvasią turi ir kokios širdies ir dvasios reikia Romos vyskupo veiklai. Ir homilijoje jis teigia, kad popiežiaus misija turi du aspektus, tai yra meilė ir vienybė. Šiuos du matmenis Petrui suteikia pats Jėzus. Kaip Evangelija pasirenka iš Jono Evangelijos 21 skyriaus, tada, kada yra stebuklingas žuvies sugavimas. Ir tą akimirką Petras vadovauja apaštalams, kurie savo tinklais surenka daugybę žuvų. Šiandien, kaip ir anuomet, popiežius, kaip ir Kristus, turi būti tas žmonijos žvejys. Ir popiežius sako, po prisikėlimo jie turi tęsti šią misiją, vis iš naujo užmesti tinklus, nešti Evangelijos viltį į pasaulio vandenis, plaukti gyvomis jūromis, kad visi galėtų patirti Dievo apkabinimą. Popiežius Leonas 14 nori vienyti bažnyčią ir suteikti tą regimą vienybę, būti šviesa visam pasauliui. Ir tai vienas iš popiežystės matmenų. Būti suvienytoju. Antrasis aspektas atsiranda, kai klausime, o kaipgi Petras gali atlikti šią užduotį? Kaip šventasis tėvas gali vienyti pasaulį? Ir popiežius mums atsako, kad Jėzus labai aiškiai klausė Petro, ar jis myli. Ir jis sako, kai Jėzus klausė Petrą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šitos, jis turi omeny tėvo meilę. Jėzus tarsi jam sako, tik pažinęs ir patyręs šią Dievo meilę, kuri niekada nesiliauja, galėsi ganyti mano avinėlius. Tik Dievo tėvo meilėje tu galėsi mylėti savo brolius ir seseris tuo pačiu daugiau, tai yra aukodamas savo gyvybę, savo gyvenimą už brolius ir seseris. Popiežius sako, kad Petrui ir visiems popiežiams tenka užduotis mylėti labiau arba mylėti daugiau ir atiduoti savo gyvybę už kaiminę. Taigi, Petro tarnystė yra suvienyti bažnyčią, o tai padaryti galima tik pasiaukojančią meilę, kuri ateina iš Jėzaus. Meilę, kuri per sekmines taip aiškiai nužengs į apaštalus. Taigi, liudyti Kristų, jo žinią ir jo gerumo galią. Tokia yra ne tik popiežiaus, tokia yra visos bažnyčios misija žemėje, tai reiškia kiekvieno iš mūsų misija. Prieš žengdamas į dangų Jėzus nesako, na kągi, dabar
eikite, keliaukite, smagiai praleiskite laiką, nežinau, kaip čia sako, išreikškite save, suraskite save, išpildykite save. Ne, jis sako, eikite ir būkite mano liudytojais visoms tautoms, kitoje vietoje sakoma, iki pasaulio pakraščių. Taigi tokia misija mums yra patikėta. Ir paradoksas, bet tie, kurie bando, nežinau, save išpildyti, bet nepriima misijos, taip visą gyvenimą savo išpildymo ir vejasi. Taip visą gyvenimą jiems kažko ir trūksta. Taip atrodo, kad jau kai kažką pasieks, kai kažkokį lygmenį, nežinau, postą, finansus, arba tada galės būti laimingi. Ir staiga pasiekus pasirodo, kad ne, dar čia gerai, bet reikia dar kažko. Tol, kol neprisimam tos misijos, tol kalbėti apie ramybę, pilnatvę patiriamą yra praktiškai neįmanoma. Taigi, kiekvienam iš mūsų ta misija yra pašaukta įgyvendinti truputėlį, aišku, skirtingais. Dievas vienus kviečia liudyti kaip kunigus, kitus kviečia pašvęsti savo gyvenimą nuolatiniai misionierystei. Tačiau daugelį, o tai reiškia ir jūs, kviečia, ragina ir skatina būti raugų tai pasaulio tešlai, būti ta šviesa toje tamsybėje. Ir tiesiog nuoširdumu, ištikimybė ir meilė, su kuria vykdome įprastas pareigas, su kuriais kuriame savo santykius, būti Jėzus mokiniais. Atrodo nieko daugiau, bet iš tiesų radikaliai kitaip. Ne kiekis, o turinys ir kokybė. Kol ši misija netaps mūsų gyvenimo prioritetu, tol jausime tą vidinį nerimą, kurio niekas negali išgydyti. Esame sukurti gyventi draugystėje ir bendrystėje su Dievu, o tai reiškia dalyvauti Dievo projektuose, Dievo misijoje. Jo misija pulsuoja pasaulyje ir trokšta, kad ji būtų įgyvendinta, kad jo vardu visoms tautoms būtų skelbiama atgaila dėl nuodėmių atleidimo. Prieš pat įžengdamas į dangų, Jėzus, kaip pasakoja mums šios dienos Evangelijos ištrauka, pakelia rankas ir palaimina juos. Tada jis pakyla, o mokiniai su dideliu džiaugsmu grįžta į Jeruzalę. Grįžta ne todėl su džiaugsmu, kad Jėzus išėjo ir pasitraukė ir dabar jau gali gyventi kaip nori. Ne, iš tiesų grįžta todėl su džiaugsmu, kad priėmė Dievo palaiminimą, iš tiesų priima ir galybę, ir džiaugsmą, ir ramybę, ir patiria tai, supranta savo misiją, ką turės įgyvendinti. Ir dėl to nurimsta širdis, dėl to galima džiaugtis. Tadgi šiandien per šventąsias mišias priėmė komuniją, kai mišių pabaigoje aš kaip kunigas pakelsiu rankas ir laiminsiu jūs. Priimkite tą palaiminimą, kuris kiekvieno iš mūsų širdyje gali ne tik išgydyti nerimą, bet ir atnešti džiaugsmą. Amen.